Sveiki, čia tinklalaidė Pilietiškumo pulsu ir su jumis sveikinasi Viltė Nomikovaitė, SE kandidatė, Šaulių sąjungos narė, o mūsų diskusijos svečias Alminas Nevičius, Lietuvos kariuomenės karininkas ir SAJOS valdybos narys. Sveiki, Alminai. Sveiki. Šiandien pasikalbėsime apie jūsų Jungtinių tautų misiją Malyje. Tai kaip viskas vyko, kokiu tikslu vykote į Malį? Tai tiesiog buvo Jungtinių tautų misija, į kurią aplikavau. Ir Lietuvos kariuomenė ten siunčia tam tikrose pozicijose esančių žmonės, tam tikras pareigas. Ir aš praėjau atranką ir metus vykdžiau pasiruošimą ir tada metam išvykau į Malį. Kaip buvo jūsų tarnyba Malyje? Ką jūs veikėte ten? Aš buvau dislokuotas Bamake, sostinėje Malio štabe, Jungtinių tautų misijos štabe, pajėgų štabe. Ir buvau Džioke, jungtinių operacijų centre. Ir ten vykdžiau budėjimus pagrinde, bet ne tik, bet daugiausia budėjimai, kas įvairiai, kas antrą, kas ketvirtą, kas trečią parą, taip priklausomai nuo mūsų užimtumo. Ir taip pat kartais vykdavau, tarkim, mokyti ar tikrinti batalionus jau kitose miestuose. Bet pagrindė vykdžiau Džioko budėtojo funkcijas. Aišku, ten dar papildomų darbų būdavo įvairių, bet... Tai daugelis lietuvių nuvykę į Malį būtent ir užsiima budėjimo, tarnybos dalimi, ar tai yra įvairios pozicijos? Karys iš principo yra tas, kuris budė pastoviai, ne? Budis saugo visuomenę, saugo žmonės. Tai tas budėjimas jis toks, jeigu reliatyviai žiūrėti, tai jis yra taip. O ką Malyje saugojat? Bet tai Malyje iš principo buvo mūsų mandatas civilių apsaugos, tai mes nuo teroristų saugojam civilius. Kitaip sakant, mes nevykdėm counter-terrorism arba antiteroristinės operacijos, kur mes gaudydavom teroristus. Pavyzdžiui, NATO Afganistane vykdė ir antiteroristinius veiksmus. Arba ten Irake. Bet tenais buvo grinai civilių apsaugos pagrindinis mandatas. Tai va, o šiaip kiti kariai lietuviai, kurie būdavo, dabar jau misijos jau nėra, ten dabar nei vieno jau kario Lietuvos nėra, bet vykdydavo ten bazės apsaugą, tam tikrus irgi budėjimus, galima sakyti, vokiečių bazės apsaugą, savanoriai, krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai. Su manim irgi štabe keli žmonės buvo lietuviai. Vienas lietuvis su manim buvo Bamake, kita kolegė buvo Timbuktu, kitam mieste, kitoj bazėje. Kaip jūsų karjera nuvedė jūs iki būtent šio taško? Turbūt kiekvienas karininkas, jisai anksčiau ar vėliau išvažiuoja į tą misiją. Aš aišku buvau ir prieš tai, ten galima pavadinti kaip misija, bet dar tuo metu, kadangi buvo pati pradžia Ukrainoje, 2016 metais, ten irgi 2,5 mėnesio buvau ir ten irgi buvo kaip ir paskui tos komandiruotės įgavo misijos statusą. Bet tokia reali, dokumentuota buvo turbūt pirma misija, aišku tokia ilga, nes šiaip čia turbūt vienos ilgiausių misijų, daugiau negu metus, retai kada siunčia vakarų valstybės kažkokią misijai, nebent tai yra tiesiog rotacija į kitą valstybę. Tai ilgiausia misija, aš manau, kurios tai gali būti ir šiaip, galima sakyti, aš neturėjau iki tol labai didelės patirties misijų. Aišku, komandiruotės ir tokios ilgesnės komandiruotės Ukrainoje būdavo, ten pratybos įvairios kitose NATO valstybėse, bet Afrikoje, tai pirmą kartą buvau Afrikoje apskritai. Aš ten neskaitau tos Arabų Afrikos šiaurinės, kur ten yra kurortai, ten Tunisas, Marokas ir panašiai, ar Egiptas. Bet to jau centrinėje Afrikoje, tai taip, aš toks buvau, man įspūdis didžiulis buvo. Minėjot, kad kiekvieno kario ar net tarnyboje ateina tas metas, tai kaip tam kariui dabar pasiruošti, kaip jūs, tikrai daugelio, man atrodo, kaip sakant, karių tokia svajonė yra, ar ne, išvykti kažkokią vienokią ar kitokią misiją, kai jie pradeda savo tarnybą. Kaip kito prieiti? Taip, iš tikrųjų, karys turi kažkiek norėti to karo patirties prasme. Aišku, yra skirtingi vėlgi konfliktai dabar, kuris vyksta Ukrainoje, tai jis yra toksai labai jau konvencinis ir labai plataus masto. Ten vėlgi daugiau kur terorizmas vyrauja, tai jos yra kitokios, ten galbūt mažiau grėsmių, galima taip sakyti. Bet, kaip prie to prieiti, visų pirma, tai turi turėti noro,
turi aišku pasiruošimą, kaip ir minėjau, metus aš vykdžiau pasiruošimą, įvairūs kursai, nuo šaudimų iki individualių įgūdžių, iki išgyvenimo įgūdžių ir panašiai, tai tu turi prie to prieini, bet vėlgi svarbu visą laiką yra noras turbūt. Išreiškus norą bus ir galimybių. Taip, arba rasi tu jas. Ar to adrenalino pavojaus reikia kiekvienam kariui? Ar reikia pajausti tą, karą, kažkokį kraują ar kažkokius sunkumus kiekvienam kariui? Ar to reikia, kad jisai būtų geras karys? Geriau daugiau prakaito, mažiau kraujo, bet aš manau, kad adrenalinas, žmonės apskritai ateina į kariuomenę, turbūt su mintim, aišku, tada jauni būna, paskui vėlgi tas keičiasi gal požiūris, bet iš principo tu ateini, dėl ko? Dėl to, kad tau patinka bėgioti po miškus, tau patinka azartas, adrenalinas, ekstremalūs kažkokie pojūčiai. Ir su tam mintim tu irgi ateini į kariuomenę. Tai aišku, patriotizmas visų pirma, žinoma, ten meilė Lietuvai, tėvynei Lietuvos, jeigu kitų kariuomenių, meilė jų valstybėms. Bet tas adrenalinas vis tiek jisai veda, nes būkim atviri, kai būdamas kariu, tu neuždirbsi ten 100 000 ar ten milijonų, kaip ten kokiam versle, pavyzdžiui, gal galėtų. Tai čia kiti yra faktoriai, kas motyvuoja. O kokie buvo didžiausi sunkumai Malyje? Didžiausi sunkumai? Gal tokie asmeniniai, sakyčiau? Jo, didžiausias man turbūt sunkumas buvo, nes mano tėvelis numirė, kai aš buvau Malyje. Ir tada man ten, aš kaip tik atsimenu tą momentą, turbūt visą gyvenimą atsiminsiu, kai man skambina brolis, bet aš tada buvau kitam netgi mieste, Gao mieste, iš Bamako išskrydęs. Ten mes vieną Bangladešo batalioną tikrinom, vertinom ir ten vyksta briefingai, čia lietuviškai, susirinkimai, pristatymai. Va, kiek daug anglicizmo. Pristatymai ir ten, tu kaip ir vidury pristatymą ir man matau, kad skambina pastoviai. Taip, ir tada supratau, kad gal kažkas blogai ir jau tada pranešė. Aišku, ten kaip ir nebuvo kažkas labai jau tokio nelaukto, nes tėvelis sirgo vėžiu, bet vis tiek, tai... ir tada tu, aišku, galvoji, kaip šitau greičiau nusigauti, kad į laidotuvės, tada, aišku, reikėjo biškai, kad emocijos išeitų. Ir tada susiplanuoja jau kelionę atgal, ten, tai aišku, visi ten sudaro sąlygas, tau ir Lietuvos kariuomenė, ir gynybos štabas kariuomenės, ir jungtinės tautos labai greitai sutvarkė visus popierius, viską kompensavo, visą kelionę, pirmin atgal, ir taip. Tai gal čia toks sunkiausias, ir tas, aišku, ta žinia, kad pas tave namie, tėvelis serga, kaip ir jam blogėja sveikata, nes aš per Kalėdas buvau grįžęs tada tam metų laikotarpyje ir aš jį mačiau ir matau, kad jam blogiau. Ir tu taip, tada tu išvažiuoji su tokio gumulų gerklėjai, nes galvoji, bet čia nepamatysi gal jo ir taip ir įvyko. Tai tas gal sunkiausias man išgyvenimas toks buvo. O ten vietoje, irgi būdavo tokių, žinot, ten ir su sraigtasparniais mes skraidėm ir ten ir skorpionų yra, ir, tų gyvačių galiausiai, tai ten tokių maliarija, ta pati odai pernešinė, tai tokių, atrodo, paprasti dalykai, nereikia, kad tave teroristai šaudytų, tu gali ir žymiai kitur paslysti. O buvo terorizmo? Buvo to tokio prisilietimo ar kažkokio pajutimo, kad tai yra tikra grėsmė ten, kodėl aš būnu ten? Tai būdavo ten kartais nepatenkintos minios, pavyzdžiui, per kurias tu važiuoji ir tu supranti, kad tau ten mašina tranko, ten rašo ant tavo mašinos UN, go home, arba ten go out. Tai tokių įtampų su vietiniais, kai aš nesu prancūzakalbės, aš ten keli žodžius gal galiu, daug maž kontekstą suprast, bet ten dauguma yra prancūzakalbiai, arba vietinė kalba savo, arba prancūziškai. Ir kai tu esi kitos religijos, kito tikėjimo, kitos kalbos, kitos odos spalvos, visiškai kitos kultūros arba tokių net tradicijų pasaulyje, tas grėsmės tu gali matyti iš kiekvieno kampo. Aišku, kartais ir tas šypsenas matai dažnai tenais vietinių žmonių, kai tu su uniforma, pavyzdžiui, ten grįždavau, atsimenu, iš budėjimo ir aš ten girdžiu muziką kažkur groja kaiminystė, aš ten nueinu pas jo ten šokiai su tradiciniais rūbais ir ten aš nužiūriu, ploju ir visi taip net pradeda mane fotkinti, nes aš toksai kažkoks čia užklydau. Tai tai būdavo visko ten, naktį šiaip gan pavojinga, bet man asmeniškai, taip, kad aš jau tenais misijos metu
būčiau pergyvenęs dėl savo gyvybės ne. Dėl sveikatos taip, ten būdavo momentų, bet dėl gyvybės, kad va, aš ten jau galvoju, kad va, čia dabar jau galiu mirti, tai tokių nebuvo. Aišku, būdavo... Jo, bet būdavo sunku gal, nes aš vėlgi štabe buvau ir būdavo sunkiau, kai mirdavo žmonės lauke, mūšio lauke, ten vykdami konvojų ar patrulį. Ir tu, kaip ir tu stengiasi, kuo greičiau jiems tą sraigtasparnį, tą vadinamą medevaką arba nusiųsti, kad greičiau medikai pas jūs atskristų. Ir ten, bet kažkur nesusikalbi, kažkur nespėja ir miršta žmonės. Ne tai, kad dėl tavęs miršta, bet tiesiog tokios atrodo aplinkybės kažkaip galima buvo gal kitaip. Bet čia būtent sąjungininkų jų? Jo, jungtinių tautų mirdavo. Šiaip ta MINUSMA Malyje vykusi jungtinių tautų misija, jinai buvo didžiausia ir pavojingiausia istoriškai jungtinių tautų misija. Tai kai daug kas pas mus žinot irgi NATO valstybėse tenais, tai ką čia jungtinės tautos. Bet tai ten tų irgi įvairių yra momentų ir būdavo pas mus ir sraigtasparniai nukrisdavo ten ir ten Konge, pavyzdžiui, jungtinių tautų misijos pilotus sraigtasparniai pašovė, vieną nušovė ir antras pilotas sužeistas pasodino sraigtasparnį. Ten tokių momentų būdavo, mano to laikotarpiu, kai aš buvau Afrikoje. Čia aišku kita misija. Bet taip, ten būdavo vis tiek tokių įtampų. Ir sakau, ten tos labai daug lygų tenais, tokių, prie kurių nepripratę europiečiai, nepripratę amerikiečiai, pavyzdžiui, ir ten vis tiek ten, pavyzdžiui, lietingas sezonas prasideda, pakyla vanduo, automatiškai pakyla bakterijos visos ir tada tau prasideda skrandžio visokie negalavimai ten ir panašiai ir panašiai. Koks turi būti karininkas, kai emociškai, psichologiškai, kad jis būtų pasiruošęs vykti misiją? Bet jeigu reikėtų dabar jaunam karininkui jau pasakyti. Geras klausimas. Nežinau, aš tai manau, kad reikia būti savim visų pirma. Nevaidinti ant kažkokio kieto Rembo, gal dabar jaunimas jau nematęs to filmo, bet ten kažkokio kieto Songoko, nežinau. Bet būti savimi, žinoti savo silpnybės, žinoti savo stiprybės, ir kiekvienas žmogus turi jų ir aišku tas stiprybės išnaudoti situacijose. Jeigu ten tu, pavyzdžiui, emociškai gal tau liūdna, tai tu nueik paverk į kampą. Pavyzdžiui, aš verkiau misijoje, taip, aš ir psichologiją atsimenu, sakau, taip, aš verkiau misijoje ir nustebusiu, kaip tai jūs verkite, sakau, tėvelis mirė, tai kaip aš galiu neverkti. Tai va, bet tu vis tiek, tas emocijas kažkaip tu ten nežlimbi prie visų, ten, jeigu ten sunku, ten arba skauda kažką, tai gal tu neparodai tenais, ypač jeigu tu esi su vienetu, esi vieneto vadas, tai tu vis tiek, tu bandai, atrodyti, pasitikėti savim. Ne tai, kad atrodyti, bet tiesiog būti pasitikinčiu savim. Susidėlioti dienotvarkę, pailsėti, maistą kažkiek kontroliuoti, vėlgi nerizikuoti ten su kažkokiu gatvės maistu, ten, kur prie mėsos pilna mūsų, tu ten nebandai. Nors, aišku, aš kupranugarį bandžiau, bet ten gerai mes paruošėm jį. Bet yra tokių, tu vis tiek vertini tą aplinką. Kažkaip, nežinau, savybės, tai jeigu jau tu tapai kariu, tai jau turbūt turi tas savybės, kad vykti misiją. Tai vat, sutokim galbūt prie tos kalvės Lietuvos karo akademijos. Jūs ir pats dėstytojavot. Ar misijos prisideda prie to ugdymo, kurį įgyja čia karo akademijos, ar ne, kariai, studentai? Taip, aš manau, kad kiekvienam karininkui arba netgi studentui, pavyzdžiui, kai aš atvykau jau po misijos ir aš irgi dar dėsčiau keletą, tai man tikrai buvo labai daug tų patirčių, kurias aš patyriau, pritaikiau dėstyme karo akademijoje, taikos rėmimo operacijas, kai dėsčiau. Vėlgi, kariūnai, būsimi karininkai, jie tikrai įgyja gerus pagrindinės tas savybės, basic, vėl anglicizmą pavartosiu, kuris tau leidžia toliau tobulėti jau būnant vienete, būnant kariniam dalinį konkrečiam. Ir vėlgi, aišku, iš karto po karo akademijos niekas nesiunčia karių į misijas. Netgi tu negali aplikuoti ten, tu turi patarnauti, turi įgytos patirties kaip būrio vadas ir tada jau galbūt tu gali pretenduoti į misiją ir vykti. Čia toks turbūt ir vėlgi natūralu, kad turi patirties tam tikrą dalį įgauti. Misijos metu taip pat gavot United Nations, Jungtinių tautų medalį.
ką jis reiškia jums dabar? Ir, tarsi, jau tiek laiko praeis po misijos, tada gal atrodė daug, kaip dabar tai vertinat? Šiaip tą medalį gauna visi tenais. Tai čia nėra kažkas... Ne visi išvažiuoja. Na taip, ne visi išvažiuoja. Tai čia nėra kažkoks ten ypatingas. Aišku, ten aš gavau yra letter of appreciation tokį, tai, nu taip, ten gerai tarnavai, tave įvertino tavo vadovybė, tai mano tiesioginis vadas buvo iš Bundeswehro karininkas, vokietis, o aukštesnis vadas buvo iš Marinų, US Marine Corp pulkininkas leitenantas. Tai, na tai, jie aišku įvertina tave, tu ten gauni tą medalį. Šiaip tai tuo metu atrodo, nu va, visi gauna čia ir tu gauni maždaug tokia kaip formalumas tam tikras, bet kai tu pagalvoji, netgi va dabar retrospektyviai metus atgal, aš galvoju, nu va, aš turiu, aš buvau. Ir tas yra faina, nes, nu tikrai statistiškai, nu, Lietuvos kariuomenėje tai nėra daug išvažiuojančių į Jungtinių tautų misijas. Kaip tai padėjo grįžus po to, ar nepadėjo? Grįžus po to, kur tai čia kažką grįžote ir dingote iš socialinių tinklų, tai va, įdomu, ką veikite. Kažkas pastebėjo. Ne, iš tikrųjų, tai ką aš veikiu, aš dabar gynybos štabe esu, ten dirbu su planais įvairiais, su slaptumo žymom. Tai va, tai esu civilių kariškių bendradarbiavimo karininkas. Nėra labai kažkas ypatingo, bet nežiūrint į tai, na, vis tiek gera patirtis, tas operacinis lygmuo, tai ten, pavyzdžiui, per pratybas ten pas mūsų Lietuvos Respublikos prezidentas ateina su savo svita, ten gauti briefingą tą patį. Pristatymą, jo, situacijos. Tai va, tai toks, nu, jis iš tikrųjų, ir tu dirbi ten, nu, gan realiai, nes ten, va, sakau, ir man ir ten ir arą netyčia buvom pakėlę naktį tenais per pratybas, nors neplanavom. Jų komanda ir ten Lietuvos bankas man skambino, sako, gal jūs ten žinote apie kibernetinę ataką, kokia čia vyksta, sakau, čia pratybos, sorry, kad iki jūsų nuėjo šitą informaciją. Nu tai va, nu, bet tai parodo, kad tu labai realiai dirbi ir va tos planus, kurie komendantūros dabar vėlgi mano labiau kolega dirba su jom, bet na ir aš irgi prisiliečiu, nes kartais tiesiog reikia padėti, nes mūsų nėra daug valdyboje. Tai iš tikrųjų tai yra įdomu, aktualu dabar visuomenėje ir, na, ir tas įdomu. Tarnyba tikrai įdomi. Grįžtų, galbūt vėl grįšiu vesti podcastų karinių. Nežinau, visos tinklus gal irgi grįšiu. Dar pertrauką reikia padaryti kiekvienam žmogui gal kartais. O planuose misijų dar yra? Planuose misijų kol kas ne, bet ateityje negali žinoti. Aišku, ten jau yra aukštesni laipsniai, kai tu esi majoras, pulkinis leitenantas ir toliau, tai jau galbūt ne tiek misijos būna. Aišku, būna ir misijų, bet jau rečiau. Bet gal daugiau būna paskirimai konkretus, ten kokią užsienį, pavyzdžiui, ne? Tu gauni NATO štabą arba ten kažkur, nežinau, mokytis dar, kažkada reiks ir išvykti į Estiją ar į kitą valstybę, mokytis karjeros kursuose. Na, o tai tas tikrai neišvengiamai yra, bet misijos negali žinoti, kaip bus. Pamatysim, gal socialiniuose tinkluose sugrįžus. Ir pabaigai klausimas, tai kojo karjeros kelio dabar siekiate ir koks jūsų tikslas dabar ateityje? Turbūt supratau, kad karjera nėra viskas. Geras atsakymas jau, bet vis tiek yra kažkas. Taip, tai žinoma, tu tiesiog, aš manau, kad reikia, aš visą laiką galvojau, kad tarnyba tai nėra mano darbas, tai yra mano gyvenimo būdas, aš tiesiog esu karininkas, aš nedirbu karininko darbo, aš juo būnu ir tu mėgaujasi tuo, ką tu darai. Tai ten tam pačiam Malyje, aš ten kartais ir prie baseino pagulėdavau ir kokteilį išgerdavau, bet, nu, tai buvo misijos dalis, o kartais eidavau į ofisą ir nepertraukiamai 50 valandų dirbau ir paskui po 50 valandų tik išeidavau iš ofiso, ten pamiegodęs po porą valandų per naktį. Tai kai tu gyveni tuo, kuo tu užsiemi, kuo tu dirbi, tai tada manau, kad žymiai lengviau. Tai aš manau, kad tiesiog reikia mėgautis tuo, ką tu darai. Arba nedaryti, jeigu tau nepatinka. Jau man atrodo sunku išeiti iš to kelio, kai esi kelyje. Bet ačiū Jums, Alminai. Su mumis buvo Alminas Nevičius, Lietuvos kariuomenės karininkas ir Sąjungos valdybos narys. Aš Viltė Novikovaitė, kandidatė ir čia tinklalaidė Pilietiškumo pulsu.
Dėkoju Jums ir iki kitų pasimatymų. Ačiū, viso geriausio.